sveikinu su pergaliai. Praeitą savaitę tiem patiem varžovom pralašėte. Kaip jaučiatės atsirevanšavę? Šiandien esu komandų žaidimu labai patenkintas, kadangi visai kitas nusiteikimas buvo, galbūt įtakoja tas pralaimėjimas, apie kurį jūs minėjot ketvirtadienį, nes šiaip ten tikrai buvo neplanuotas pralaimėjimas, mes tikėjomės pergalės. Šiandien komanda suprasdama ir varžybų svarbą, kadangi mūsų turnyrinė lentelėje situacija yra įtempta, norim kuo aukštesnę vietą užimti ir nusiteikimas buvo visai kitas. Nuostabiai atakavot iš 3 taškų. Kas varžovai sakė, ar dopingą vartojate, ar kaip? Praeitus varžybas iš tikrųjų nepataikėm daug laisvų metimų, todėl šiandien gal dėl to ir paėjo. Kas tolimesni jūsų varžovai? Tolimesni varžovai, iš tikrųjų net nežinau. Tvarkaraštį reikia pažiūrėti. O turnyriniai lentelį, kurie? Turnyrinė lentelė mūsų laukia Ginio pajėgos, su kuriuom dar nesam žaidę. Tenais norime iškovoti 2 pergalės. Toliau laukia William Brokai, kurie greičiausiai bus labai pikti, nes mes prieš juos laimėjom paskutinėse varžybose. Aišku, Alteros projektai taipogi. Greičiausiai jie buvo mus nuvertinę ir tikėjausi prieš mus laimėti, bet mes iškovom pergalę. Ir prieš Pabradės Atlantiką norim atsirevanšuoti, kadangi ten buvo labai jau žiaurus pralaimėjimas, 40 taškų skirdavo. Tai